Nesvarbu, ar esi jaunas, ar tau 20, ar 40, ar 50, jeigu tu sugalvoji, aš manau, niekada nėra vėlų pradėti, tiesiog eini ir darai, Taip. Turim puikių rezultatų Taip. iš pačių didžiausių verslų, kaip ten Taip. 50-mečiai padaro milžiniškas korporacijas. Nuo ko reikėtų žmogui pradėti? Nes man pirma dalis, kas šauna mano mintim, tai kad reiktų sugalvoti, koks tas produktas bus. Jo, čia svarbiausias žingsnis turbūt, kur ir dauguma padaro didžiausias klaidas, būtent pasirinkant produktą. Na, visų pirma, tai reikia pasidaryti, išsitirti, rinką iš viso, ar tas produktas kam nors reikalingas yra. Tarkim, tu gali turėti ten superinę idėją, kad niekas neprekiauja ten, žinai, kažkokiu tais daiktų, žinai, ten ir taip toliau. Bet galbūt rinkai jisai nėra reikalingas, dėl to ir niekas neprekiauja. Tai visų pirma turi būti paklausa tam produktui, tu turi matyti kažkokių sėkmės istorijų su panašiais produktais, kad jie yra paklausus.